Labadiena visi, čia filmuoja Domas ir parodysiu, kaip susikurti paprastai Minecrafto serverį per Eternas. Rašot eternas.org, išmeta šitą jums, paspaudžiate nuvarnytės, parašot savo gmailą, man neleidžia rašyti, todėl kad aš jau esu užsirašęs, tada belia kokį pavadinimą, o čia pasvordą 7 raidžių ir 3 skaičių ir pakartoti slaptažodį. Tada paspaudžiate ant to, tada išmeta jums kažką parašyta, varo tik savo gmailą. Jūs čia nerandat Eterno žinutę, tai eikit daugiau paspauskit ir eikit iš lamštas. Ir čia gali jums išmesti. Paspaudžiat, nes mane nėra. Paspaudžiat ant to žinutės ir pamatot ten parašyta, ten kažkaip https kažkaip. Taip, tada kai paspaudžiat, vėl išmeta šitą. Tada jūs turite login rašyti. Tada varote ir savo username vardą, tai ir tada savo pasvordą. Man atrodo. Klaida. Tada login. Hello Adomas, you are not logging in. New login in. Gerai, tada matot, tada jūsų tą usernavę išmeta. Tada vėl varnytės My Server paspaudžiat arba Create Server. Tada išmeta jums tokį. Kaip viską čia jūs pasidarot. Kiek čia žaidėjų? Aš padariau 2. Vitelistai. Geriau. Yes. Online mod. Būtinai create. Galime modę survival arba modai eternas.org modai šitie. PvP yra dikulai. Žodžiu šitą. Easy. Kaip ar sunku ten, ar yra tie monstrai, žodžiu. Ir čia komandos blokas nėra. Skraidyti yra animals, gyvūnai yra, monsters yra. Tada leidžiatės apačion. Čia versija 8.7.2 install. Tada kas opai, kas vitelistai. Ir tada jūs jau galite rašyti, spaust start. Tada va šitą turėsite. Kaip viską jau šitą lentelę tokią ilgai išmes, tada nusirašykite šitą IP ir parašykite IMC. Ir va, šitą pamokėlį jau baigta. Laikinkit, komentuokite, žiūrėkit mano video. Ir tikiuosi, kad jūs išmoksit kurti servą per Eternas. Žinoma, aš kuriu per labai daug programų servus.